Sveiki! Šiuo metu, kai žiūrite mūsų laidą, kažkur audringoje Baltijos jūroje su štai tokiamis bangomis kovoja mažytis laivelis. Jau daugiau nei savaitę laiko iš atrodytų netolimo Talino uosto į Lietuvą vienas pats irkluoja baidarininkas Domantas Laukevičius. Ir plauks dar savaitę. Linkėdami jam sėkmės pranešame. Šioje laidoje su Domantu jūs tikrai susitiksite. O čia viena brangiausių pasaulio jachtų. Birželio vidury Klaipėdoje. 77 metrų ilgio, su sraigtasparnio aikštele. O dabar sugretinkite šios du faktus. Dar galite mūsų išbandytąjį jūrinį keltą pridėti. Arba Klaipėdoje statomus milžiniškus jūrinius laivus. Rezultatas. Esame jūrinė valstybė. Bet tai nereiškia, kad puikiai ir be problemų gyvename. Todėl turiu dar kartą su jumis pasisveikinti. Peli aruodė grūdais minta, o žvejys į žuvies gyvena. Ar iš tikrųjų taip yra? Mes pabandysime šiandien į šitą klausimą atsakyti. Valtelėje Kuršių mariose neringo žvejai Laimis ir Saulius. Ir jiems net į galvą neateina, kad jiedu jau 100 metų tebesitęsiančios tradicijos sekėjai. Prieš 150 metų mariose žvejojo 70% neringos gyventojų. Šiandien gal 1, gal 2%. Netrukus išgirsite, kad jau visai greitai rūkytas ungurys gali ir 200 litų kainuoti. Bet taip galvoja pesimistai. O mes kalbiname optimistą, neringos žveją Alvydą Kazlauską. Alvydai, tai mūsų svajonė pamatyti šiandien ungurį nepavyko. Taip gavosi. O kas yra, ar tikrai prapuolė tie unguriukai ar nemetas dabar? Prapuolė, tikrai prapuolė. Bet anoj pusėj, ten kur Rusija sakė, yra? Irgi, kiek girdėjau, neypatingai. Neypatingai. Tai o šios dienos laimikis, va, tos 1,5 dėžutės, tai irgi mažai. Menkas, labai menkas. Menkas, ja. Tai ar čia mums nepasisekė ir iš tiesų dabar sunku žvejui pragyventi? Kodėl? Pragyvename ir taip ypatingai ir tarpais būna blogiau, tarpais geriau. Čia priklauso daug nuo vėjo, nuo oro. Nu, kiek metų žvejojat? Aš, kaip paskaičiuoti dabar, nuo 65. Nu, tai jau kelis dešimtmečius. Ar anksčiau galima pasakyti? 40 kokių gal. Ar anksčiau daugiau buvo žuvies? Daugiau. Labai daug mačiau žuvyčių paleido jūsų kolegos. Nu, maža. Maža. Išmera jie išneša. Dalia, paduokit man tą. Ką tokia maža žuvelė? Kas jie darysi? Aš noriu. O, ačiū. Va, tai čia reiškia jau vadovaujate šitą rodiklę, taip? Jo. Reiškia, čia galva dedi. Jeigu jau mažesnė, čia yra karosas. Kuoja ir ešerys yra tokie. Va tokie jau reiškia, jeigu mažesni metas. Jo, mažesni jau ne. Ožka čia, karšis, o jau lydeka nemažesnė kaip to. 0,5 metro. Taip. O jaunimas. Juk verniškai sunkus darbas, visą laiką ant vandens ir šalta. Eitų ir tas jaunimas, tik tai kad svarbiausia, kad nėra kam, užtenka kol kas. Eina, jaunimas irgi nori dirbti. Tai jūs esat iš prigimties, matau, toks optimistas, viskas jums gerai, nieko problemų nėra. Ne. Gaudysit ir toliau, kol sveiki. Be abejo, kol galėsiu, kol judėsiu. Nu tai ir to ir linkiu, sveikatos. Ačiū. Trumpam grįžkime prie termino jūrinė valstybė. Ar galime save taip vadinti, kai jūros te turime 90 km ir 600 metrų? Kuršių marių plotas 160 000 hektarų, bet Lietuvai priklauso vos 1/4 dalis. Gerbiamas mere, kuomet ruošiam šitą didžiulį ciklą laidų Lietuva jūrinė valstybė, tai kai kas suabejojo, ar reikia Neringos miestą priskirti jūriniams miestams. Sakė, čia marios ir gal čia ne jūrinis valstybės objektas. Kaip jūs galvojate? Aš nenorėčiau net komentuoti, tai tie, kurie sako, jie matomai nėra buvę Neringoj, turim 50 km pajūrį. Pajūrio? Pajūrio. Ne marių kranto, taip. Ir manau, kad tas atsako, mes didžiuojamės, kad esam jūrinė valstybė. Lietuva ir Neringa tame kontekste. Mes gyvename tarp dviejų vandenų. Ir mūsų žvejai, ir mūsų žmonės tarp Baltijos jūros, tarp Kuršių marių, kuri ošia, matote,
Ir ištisų šimtmečius vienintelė ekonomikos šaka tai buvo žvejyba. Džiaugiuosi, kad ir šiuo metu žvejyba gyvuoja ir manau, kad mūsų žvejai nusipelnė didžiulės pagarbos. Manau, kad aš esu ne kartą sakęs, kad Neringa tai yra Dievo, gamtos ir žmogaus meno kūrinys po atviro dangumi. Esame tikrai unikalūs. Prie jūros turime ilgiausią 50 km miestą Neringą. Niekur kitur nerasite, kad du didelius miestus, Neringa ir Klaipėda, skirtų vos keletą šimtų metrų. Ir dar turime mažytę pasaulį apiplaukusią jachtą, kurios vardas Lietuva. O ir problemų turime tokių, kurių niekas neturi – žvejybinių problemų. Bet apie visą tai iš karto po reklamos. Tądien, kai po marias plaukiojame su Neringos žvejais, kitame krante vyko kukli šventė. Jachtos Lietuva palydėtuvės į pasaulinę regatą – The Tall Ships Races. Primename, įvairių regatų nugalėtoja ir prizininkė, jachta Lietuva, toji pati jachta 89-aisiais nešusi trispalvę 3 jachtų žygyje per Atlantą. Ir pirmoji lietuvių jachta apiplaukusi pasaulį. Kapitone, čia toks mūsų malonus pasiplaukimas, bet už valandos kitos jau laukia didelė kelionė. Kelionė tai pirmą starto uostą, Prancūzijoje, Saint-Malo. Ir nuo ten prasideda regata, kuri vadinasi The Tall Ships Race 2012. Dalyvauja daug šalių. Dalyvauja tikrai daug šalių, šiemet jų laukiama yra apie 22, tarp jų ir mūsų taip pat šalis. Mes jau dalyvaujame pirmus iš eilės jau 9 metus, taip pat laivas dalyvavo ir savo Kolumbo regatai, kur organizatoriai buvo tie patys ir iki šiol jie organizuoja, 500 metų buvo skirtas regata jubiliejui. Dabar, kaip ir jau žinoma mes esame, nes ir teko laimėti kelis prizelius ir gana sėkmingai dalyvauti ir būti ryškiems. Kai daug plaukėt, ar užsienio žurnalistai domisi Lietuva, jachtos vardu ir kas atplaukė? Be abejo, jeigu mes dalyvaujame, visą laiką būnama paminimi, bet daugiausiai dėmesio sulaukiame tada, kada užimama kažkokią tai vietą šitose varžybose, tada tikrai būna skiriama ir straipsnis, ir susilaukiame daugiau žiniasklaidos dėmesio ir panašiai. Susirenka jachtos iš viso pasaulio. Ar iš kitų, kaip sakau, jūrinių valstybių. Ar Lietuva yra jūrinė valstybė, taip pat pasaulyje pripažįstama kaip jūrinė valstybė? Gal sakysime, kad jau daugiau pripažįstama kaip jūrinė valstybė, dėl to, kad vis daugiau pripažįstama, dėl to, kad pas mumis šita regata buvo apsilankius 2009, taip pat ir pernai metų. Ir tikrai turime tik tais geriausius atsiliepimus, kas liečia mūsų uostą, tai būtent aš žinau iš savo tokių pat kolegų, konkurentų, kitaip sakant, kitų kapitonų pasišnekant, tai labai gerai vertina mūsų kaip supratimą ir sampratą, bet yra dar kai kurių niuansų mums, aišku, kitas. Yra dar kur tobulėti tikrai. Mes linkim jums šitoj regatoj sėkmės, kad atvežtumėt prizų, kad dar daugiau žmonių sužinotų apie Lietuvos vardą, Lietuvos valstybę ir Lietuvos jūsų jachtos vardą. Gerai, ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Stengsimės. Jūs legendinis kapitonas, apiplaukęs aplink pasaulį. Su šita jachta, taip? Taip. Kokiais metais tai buvo? Tai buvo 1992-3 metai. Bet tada Lietuvos vardas buvo daugelio pasaulio tautų lūpose. Ką tik buvom išlipę iš balos ir visur, kur atplaukė Lietuva, jau visi žinojo, kas čia per valstybė. Tarp kitko, buvo labai ir daug kuriozų. Man teko šitą jachtą vadovauti ir 1989 metais tokioj 3 jachtų Audra, Dailė ir Lietuva žygiui per Atlantą, kai Lietuvos vėliavėlė nebuvo įteisinta dar.
mes pasiekėm New Yorką, Baltimorę ir laimingai sugrįžom atgal. Paskelbdami visam pasauliui, kad Lietuva buvo laisva šalis ir liks laisva šalis. Ne tik Lietuva, visą pasaulį stebino mažytės, vos 16 metrų jachtos pasiekimai. Tad ką bekalbėti apie jūrinės valstybės Lietuvos vyrus, įveikusius audringą Baltiją, dar 5 kart trumpesnių laivų – Baidare. Kas jie inicijavo ir kas lepiasi po tuo šūkiu, jeigu aš atsimenu jūs vardan tavęs kažkaip? Dėl tavęs aš perplauksiu jūrą. Dėl tavęs aš perplauksiu jūrą. Dėl ko dėl tavęs? Tai turėjau pagal visą logotipą turėjo matytis. Tai buvo Lietuvos fonas, Lietuvos vėliava. Bendrinė idėja tokia. Po to dar viso to žygio idėjų dar buvo kitų smulkesnių, kurios slėpėsi tame visame didyje. Po tos kelionės jūs irgi kažkaip keistai ten rašėte, kad jūs nenugalėjot jūros, jūs ją tik perplaukėt. Kad jūros neįmanoma nugalėti, stichijos nenugalėsit. Tas pats kaip žmonės... Vis tiek stipresnė visada. Jinai vis tiek stipresnė. Tas pats kai žmonės, galima, jeigu taip eit su ta idėja, kad nugalėjom tada, nugalėjom šiandien, nes grįžom, bet vieną dieną galinai nugalėti mumis. Ir per kiek laiko galima įveikti Baltijos jūrą? Mes kai planavom, buvom optimistai. Mes planavom per 2 paras iki Gotlando. Bet mes tik užtenka, vėjas truputėlį pasikeitė, kaip ir šnekant, kaip aš šnekėjau apie stichiją. Vėjas truputėlį pasikeitė ir mūsų greitis iki to planuoto ten 7 km, 5, labai per pusę krito mums greitis ir mes per tas 2 paras mes daplaukėm tik tais iki vidurio. Atleiskit, bet ar nebuvo vidury jūros, kad mintis, kad kas mane nešė į tą galerą, kodėl aš čia dabar esu? Aš 2 kartus tai buvau pakėlęs akis, nusikeikiau, apsidairiau. Ir viskas. Mes iš tikrųjų turėjom labai gerą komandą tarpusavį. Kad kai vienas pasidarydavo vienam negerai ir jis pradėdavo niurksti arba kažką, tada visi labai gerai, sudirbdavo. Vieno iš jūsų šiandien nėra, tai pasakyt, kasgi buvo tas trečiasis? Paulius Paulionis. Iš tikrųjų, dėl kurio tėčio ir šitas visas projektas ir įvyko. Jo tėtis? Jo tėtis yra Gintaras Paulionis ir jisai... Pirmasis bandė perplaukti Baidare Baltijos jūrą. Ne Baidare, Irklinė valtį. Sako, kad sunkesnis yra visada kelias namo. Atgal grįžtant kaip? Atgal mes grįžinėjom su jachta. Mūsų tikslas buvo į tą pusę, jo. Tarsi, aiškumo dėliai norisi pasakyti, kad mums nepavyko pirminė mūsų idėja viską padaryti autonomiškai. Kad mes neturėtume jokio kontakto su jachta. Mes po 2 parų, kaip mes planavome, kad mes būsim jau Gotlande, mes buvom įveikę tik pusę maršruto. Tai mes po 2 parų mes įlipom pernakvoti vakare, jau buvo tamsu. Mes įlipom į jachtą, mes pernakvojom, iš šito vėl jachta grįžo į tą pačią vietą ir mes tada tęsim kelionę. Ir antras išlipimas buvo tada jau naktį, kai buvo didelės bangos, jau prie pat Gotlando mes matėm Gotlando švyturį, tada vienas iš mūsų vertėsi. Tai mes irgi darydami tam, darėm gelbėjimo darbus, kad ištraukti ir tada irgi nutarėm, kad pasitarę su jachta, kad bangavimas yra didelis, kad kaip tik dabar turim kirsti laivų kelius, gaunasi, kad laikotarpis dar naktis. Mes nutarėm, kad mes geriau, palaukiam dienos. Tai mes irgi permiegojom ten 4 valandas ar 5 jachtoj. Jachta irgi grįžo į tą patį tašką, mes įsilapinom ir tada išplaukėm. Kas toliau? Tai toliau, tarkim, noriu galbūt paskelbti naują žygį, kuris gimė kaip tik Baltijos jūroje plaukiant. Marius jį pirmas paminėjo, bet mūsų 3 mintyse tas pats kirbėjo, kad kodėl, tarkim, nesijungti Baltijos šalis – Estija, Latvija ir Lietuva. Tai prieš tos porą metų ir gimė tokia idėja, svajonė nauja, padaryti naują žygį ir Liepos pradžioje tas žygis bus įgyvendinamas. Tik mes neprisijungsim. Tai yra Domantas bus vienas, jam padės jo brolis krante. Šiaip jisai plauks vienas. Artimųjų reakcija. Ar nesako, kad ką jūs čia vyrai kvailiojat? Ir nerizikuokit gyvybėm savo. Kažkam žvaigždės, kažkam bepročiai. Tiek apie paprastą ir mūsų dažnai nepastebimą didvyriškumą. Jis reikalingas ir plaukiant, ir statant laivus, ir nelengva jūrinę profesiją renkantis. Bežadėjome kalbėti ir apie tai, kas jūros ir marių darbininkams sunkina gyvenimą. Turime grįžti pas žvejus. Pons Alfonsai, tai kiek metų jau žvejojat? 52 metai dabar jau. Šiek tiek biškai apie tai, ką pasaulis nelabai šneka, o lietuviai drįsta paklausti apie pinigus. Kiek jau labai gerą mėnesį, kiek uždirba žvejys, kuris pats ir gaudo ir dar parūko žuvį? Taip,
Kartais, jeigu gerai, tai tikrai gali ir 2-3 tūkstančių uždirbti. Tai čia dideli pinigai? Nu, tai jau geri pinigai tą mėnesį. Taip. tą mėnesį, bet tik vasaros, o žiemą. Taip, o žiemą. O kaip padalini iš mėnesių skaičiaus? Vidurkis tai išeis, jeigu kokie 800 arba 1000, tai bus labai gerai. O kaip ateiti bus? Kaip suksimės, kaip gyvensim? Bala jau žino. Blogai jau čia yra. Čia yra tokių dalykų, kad, kai sakant, žurnalo tą pildymas yra. Ten menkiausia klaidelį, kokį padarai ir ką, o ant to Marijų tai tavo ir vėjas nešioja. Tai ką, ir Mariuose reikia pildyti ten? Ar lietus, ar vėjas turi žurnalų užpildyti, kai sakant, nu iki C. Tu ką į tą žurnalą, ir ką pagavai? Taip, tinklą pakėlei, nedaugiau 15 minučių laikotarpį turi būti užpildyti žurnalas. Kiek žuvies, vizualiai, viskas. Ir 10% tik gali paklysti. Nu, tai galima į krantą grįžus parašyti. Ne, jokių būdų. Jau krante turi grįžti su užrašytų 10% skirtumu. O tai gali būti paklaid 10, tai į vieną pusę ar į kitą. Ir tikrina? Taip. Panašių problemų žvejybinių turi ir broliai Lisovskiai. Aš žinau, šiandien atsistojau žvejybiniam laivelį, mikrofoną pasiėmiau ir sakau, žvejys į žuvies gyvena. Jūs sakot, ne taip? Visuma. Aš daleiskim, viskas sudėjau žvejyboj, priedo individuali veikla rūkymas, realizavimas, priedas poilsiautojai. Patys įsikraustom į skladukus, kaip ir mykščiai žmonės, todėl kad kitaip neišgyvensi. Ir visumą, kai sudedi, tai dar išgyveni. Jeigu mes nuo pradžios, nuo tinklo pastatymų iki žuvies paskutinės jau pirminiam vartotojui, jeigu mes taip nedarytumėm, mes neišgyvenam. Viskas. Neapsimoka vien pagauti ir parduoti. Ne, apie kalbą. Pagauti, parduoti yra bankrotas. Turi daug tinklų, daug limitų, daug visko, turi dieną, naktį tenai mariose būti. O kadangi mes darom visumą, aš rūkinu, brolis ir kepa rūkina, daleiskim, ir dėl to gaunasi, kad dar mes čia įsilaikom. Einam prie žuvytės, dabar man rodykit žuvytę ir sakyk, nu vat kiek kainuoja? Daleiskim, va šitas karšis panašiai apie 10 litrų. Nu gerai, einam prie ungurio, kiek toks kainuoja? Čia įdomiausia mūsų žiūrovui, kaip bebūtų, yra kiek kainuoja. Šitas ungurys žalės svėrė kilogramą lygiai. Dabar jo liko 750 gramų. Tai jisai, va dabar, tas ungurys kainuoja apie 110-100 litrų. Garantuota kokybė, bet dar vienas pažymėtinas dalykas, kad žmonės suprastų, kad šitų, daleiskim, kaip sako, žvėjai, ungurius nei jūs ėjat, nei jūs sakėjat, ungurius tai gaudot, po 100 pardavinėjat, milijonieriai. Tai įsivaizduokit, nuvažiuoji ir 2-3 dienos gaudyklėse vienintelis unguriukas vakar. Jie matė šiandien. Mes šiandien taip tikėjomės gauti ungurį, dėja nebuvo. Ir taip ant 3 brigados. Dėl ko išgyvenom vėl, suprasit? Poilsiautojus pasilaikom, pasimam patentą, kažką tai parduodam, dviratuką panuomojam, pavyzdžiui, aš asmeniškai kavinę turiu. Tai iš to žvejybos, kas pasako, kad iš žvejybos gyvena? Galbūt už 10 metų šitas unguris kainuos jau 200. Visko gali būti. Gali būti. Jeigu nebus, tai. Visko gali būti. Žvejų tas darbas žiūrint nuo kranto labai gražiai atrodo, laivelis praplaukia, žvejys sėdi. Tačiau, aišku, žvejų tas darbas matomas, ką daugumas mato vasarą, gražu visą kitą. Nekalbant apie tai, kad jie priklausomi nuo oro ir žvėjas vieną dieną daug žuvies turi, o galbūt savaitę paskui nieko neturi. Dabar žvėjai bando prisidurti prie verslo iš turistų. Tai vadinama rekreacinė žvejyba. Turi didelių problemų su įstatymais žvejybos, kurie neleidžia žvejams plaukiant tikrinti savo tinklų ar gaudyklių. Kodėl? Pasiimti poilsiautojų, taip nustato įstatymai, kad pašalinio žmogaus laive būti negali. Gali būti tik tie, kurie yra įdarbinti to įmonė ir dirba. Tai žvejams vėl iškyla dideli sunkumai, jie galėtų paimti ir vokietį, ir lietuvį turistą, kuris tikrai nori pamatyti, kaip keliama gaudyklė, kaip iškratoma žuvis. Nu čia viena problema, kokios dar yra? Neringa turi 50 km pajūrio, turi priekrantės daug žvejų, kurie neturi jokios infrastruktūros pajūryje.
Nors ES direktyvos reglamentuoja, kad turi būti kas tiek tai kilometrų uostelis, kad galėtų bėdą ištikus užplaukti ir jachtą, kuri negali daplaukti iki Klaipėdos pagrindinio uosto. Kodėl mes jų neturim? Lyg yra ir pinigai jau, ir ministras dabar Starkevičius yra numatęs, kad yra 4 milijonai neringa galėtų darytis. Yra labai didelės problemos su planavimu. Tai dabar tie, kurie žvejoja mariuose, jie gali iš jūroje žvejoti? Jie žvejoja ir jūroje. Tai o valtis? Valtis jie nešasi. Kiekvieną dieną jie neplaukia su botais į jūrą, jie turi lengvesnės valtis, bet jie tiek valtį, tiek variklį, kiekvieną kartą eidami į jūrą turi nusinešti, nusileisti, jeigu nors kokia bangelė, tai jau sąlygos jiems nebetinka. O būtų ostelis ten paliktų ir viskas. Taip, tai čia būtų nuostabus dalykas. Nu, Neringos taryba čia gali ką nors nuveikti, ar tik tai inicijuoti kažką? Neringos taryba tikrai šiuo metu šią problemą bando spręsti, bet vėlgi yra labai liūdnas dalykas, kad planavimo dokumentai užtrunka iki 4 metų, vien tik planavimo. Tai pasakykit, gali čia atvažiuoti žmonės, kurie gyvena ne prie jūros ir ne prie marių, gali jie čia pagauti žuvies? Tikrai taip. Tikrai taip? Paneigsiu visų mokslininkų išsakytas nuomonės, jog mažėja žuvies. O šiais metais parodė pavyzdys su stinta. Eilę metų kalbėjom, kad jos nėra. Šiemet žvejai, nors galbūt to nebuvo, galima sakyti, bet pagavo su meškerėm ir po 20 kg. Nors taisyklės leidžia po 5, bet buvo tokių, kurie ir po 20 pagavo su meškerėm. O dabar jūsų laukia netikėta žurnalistinė išvada. Sako, kad vienas populiariausių būdų numalšinti stresą – paukščių giesmių klausymasis arba šviežiai nupjautos žolės kvapas. Bet žvejai su tuo kategoriškai nesutinka. Jie sako, kad ramybę ir dvasinę pusiausvyrą išlaikyti padeda žiūrėjimas į jūrą. Jie mato ją kasdien ir labai retai šneka apie jūrinę valstybę. O kam šnekėti, jei joje gyveni? Mes, sakom, turim jūrą, turim puikias jachtas ir vis tik tai mažai mes šnekam apie jūrą. Svarbus jūrinės valstybės komponentas yra pajauta. Kaip žmonės, kaip mes lietuviai, kurių šalies krantus skalauja Baltijos jūra, suvokiam šitą momentą. Tai pajautos jausmo jokie pinigai, jokie valstybė neįdiegs. Sakykime, iš tikrųjų, tas burlaivis Meridianas, jo padėtis yra apgailėtina. Visi dairosi į savivaldybę, dairosi į valstybę, kad čia kažkas tai patvarkys. Iš tikrųjų reiktugi? O iš tikrųjų reikia patiems žmonėms imtis iniciatyvos, suprasti, kad ne viską turi tvarkyti valstybė. Yra svarbesnių dalykų, tarkime, negu istoriniai burlaiviai. Iškelti jį. Aš mielai paaukočiau burlaivio paramos fondui, jeigu matyčiau, kad reikalai tvarkosi, kad mano pinigai už jį bus nupirkta lenta, kuri bus įdėta į bortą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia prasideda kažkoks judėjimas. Ir čia prasideda jūrinė valstybė. Taip, čia prasideda jūrinė valstybė. Čia prasideda, tu pajauti. Tai per tą lentą tu pajauti, kad tu prisidėjai. Tu prisidėjai, kad tu esi, kad tau to reikia, kad tu nori, kad Lietuva būtų jūrinė valstybė. Ar tikrai Lietuva jūrinė valstybė? Atsakymą į šį klausimą laidos kūrybinė grupė, kurios pavardės greit pamatysite savo ekrane, tikrai žino. Mus įtikino Lietuva jūrinė valstybė. Ar įtikinome jūs? Čia kitas klausimas, kadangi atsakymų mes nežinome, siūlome dar kartą pažiūrėti labai trumpai visų 8 mūsų laidų ištrauką. Vandenis.